Sveiki, kolegos. Šios dienos mūsų tema – kaip atskirti audinio gerąją ir blogąją pusę. Ir pradėsiu nuo plonų palaidinių suknelinių audinių. Aišku, viskas yra labai paprasta, jeigu audinio geroji ir blogoji pusė labai ryškiai skiriasi. O ką daryti, jeigu jos nesiskiria? Yra kelios taisyklės, kurios jums tikrai padės atskirti gerąją ir blogą pusę. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į audinio kraštą. Va štai šitą, kurioje vietoje yra matomos va tokios va skylutės. Jos praktiškai yra matomos visuose audiniuose. Ir turėkite omeny tokią va taisyklę, kad visi plonieji audiniai, šilkai, atlasai, šifonai, palaidinių audiniai visi, sukneliniai visi audiniai, visi yra audiniai audžiami taip, kad tos skylutės, bandysiu jums parodyti, nežinau kaip pasiseks, tai bent jau patikėkit mano žodžiu, kad tų skylučių iškilimai yra gerojoj pusėj. Jeigu taip patrauksite pirštu per kraštą, jūs jausite, kad tie skylučių burbuliukai, jie yra juntami, visi yra gerojoj pusėj. Nes kai yra audžiami plonieji audiniai, ant rulono gale yra tokie spygliai ir tie audiniai, jie yra taip užmaunami ant tų spyglių, tam, kad jie laikytųsi audimo ir po to audinio paviršiaus apdorojimo procese. Taigi, iškilumas yra gerojoje pusėje. Pereinam prie šiek tiek standesnių audinių, linų ir medvilnių. Jeigu audinio sudėtyje yra lino, jisai turės tokius labai būdingus sustorėjimus. Bet čia yra toksai matomas, gana storas toksai siūlas, todėl kad linas yra natūralus pluoštas. Ir jisai bus matomas ir gerojoj pusėj, va čia tokia juosta, ir blogojoj pusėj. Ir jų bus pakankamai daug per visą jūsų metražą. Bet pažiūrėkite atidžiai, blogojoj pusėj gali pasitaikyti štai tokių mažučių nenukirptų siūliukų. Todėl, kad gerojoj pusėj juos visus nukerpa, audinys yra sutvarkomas, o blogojoj pusėj tai yra paliekama kaip natūralaus pluošto tokie siūliukai ir tada jau su jais nieko ten nedaro, jie yra tiesiog prilyginti, pripresuoti ir tik tai gerai pakrapšius, jisai šiek tiek pakelia galvą. Tai čia yra lino blogoji pusė. Todėl, kad linas ir medvilniai jie dažniausiai yra audžiami drobiniu pynimu, kurio ir viena ir kita pusė jos yra vienodos. Tai tada jums teks pasižiūrėti tada atidžiau į šitą audimą. Šiaip ir medvilnės, ir linai, tada jau kai jūs žiūrėsite, reikia tada atkreipti dėmesį, kad geroji pusė visada būna šiek tiek lygesnė, blizgesnė, paviršius yra šiek tiek netgi kartais švelnesnis arba šiek tiek toksai slidesnis, vadinasi, paviršius yra padengtas tokiu krakmolingu tokiu sluoksniu tam, kad blizgėtų audinys. Tai pagal tai galima atskirti gerąją pusę. Dar viena kategorija, ryškiai besiskirianti audinių nuo kitų, tai yra ruoželinis audimas. Atkreipkite kolegos dėmesį, kad audinio paviršiuje, dažniausiai vienoje pusėje, jūs galite matyti štai tokį ruoželį. Einantį tokį ruoželį. Dažniausiai tas ruoželis eina gerojoje pusėje, jis yra matomas gerojoje pusėje ir tai iš karto nusako audinio gerąją ir blogąją pusę. Blogojoje pusėje tiesiog štai toks audinys paprastas, lygus ir atkreipkite dėmesį, kaip ir minėjau, blogojoj pusėje pasitaiko mažų tokių kažkokių siūliukų, taškiukų, pagal tai ir skiriasi audinio gera ir bloga pusė. Taigi, jeigu jūs matote ruoželį, vadinasi, tai yra audinio geroji pusė. Ir pereinam prie kostiuminių audinių. Jų įvairovė yra be galo didelė, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie paltinius audinius, gal daugiau pašnekėsiu apie kostiuminius audinius. Ir čia irgi pirmiausiai žiūrim,
į audinio kraštą. Ir čia visos skylutės bus iškilusios blogojoj pusėj. Jeigu jūs va taip braukiate pirštu ir jaučiate iškilimą, va dabar aš jaučiu iškilimą, tai vadinasi, va čia va yra blogoji pusė. Vadinasi, štai šita yra geroji pusė. Lygiai taip pat, netgi ir ant šito krašto kartais matosi, kad jisai yra gražesnis ir ryškesnis gerojoje pusėje. Va šitie net ir plaukai tokie gražiai, va taip sugulę. Ir be abejo, tada žiūrim į gerąją pusę. Ir jeigu jūs kartais būna taip audiniai, taip prilyginti, pripresuoti, kad net tų skylučių nesimato, tada lyginam, imam vieną pusę, imam kitą pusę ir žiūrim, kuri pusė yra ryškesnė geroje šviesoje, geram apšvietime, kuri pusė yra gražesnė, kur siūlų perdangos yra pačios mažiausios. Jeigu siūlų perdangos yra didesnės, aš nešneku apie žakardinius audinius, apie paprastus kostiuminius, nes ten jau išvis bus tamsus jų miškas. Dabar šnekam apie pačius pagrindus. Siūlų perdangos jos yra nedidelės. Pats raštas jis yra aiškiausias. Pažiūrėkite atidžiai, neskubėkit. Geroji pusė visada bus lygi, visada bus labai toksai paviršius, labai švelnus ir glotnus. Braukiant su ranka jisai neturės kažkokiu tai tenai tokių siūliukų, kažkokių gumuliukų pojūčio. Kartais netgi per va šitą kraštą yra audžiant audinį, yra išaudžiamas, padaromas užrašas. Užrašas yra gerojoje pusėje. Tai va, trumpa tokia apžvalga, tikiuosi šiek tiek jums padėjau, tikiuosi šiek tiek jums bus lengviau. Jeigu jūs turit kažkokį slaptą metodą, kaip atpažinti tą gerąją pusę iš karto, tik užmetus žvilgsnį, pasidalinkit ir man bus įdomu, todėl kad audinių asortimentas tik didėja ir mes mokomės ir mokomės ir mokomės. Taigi su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė, nepamirškit paspausti like. Susitikim kitais kartais.